Šiandien aiškinsimės, kaip atsiranda plieno vata. Viryklės. Drožinėtos žvakės. Ir lošimo automatai. Nelygus plieno vatos kraštai suteikia jai šiurkštumo, todėl tai labai praverčia valant ir atliekant kitus darbus. Pirmieji plieno drožlės valymo ir poliravimo darbams pradėjo naudoti mechanikai. 20-ojo amžiaus pradžioje buvo sukurta įranga masiniai gamybai. Taip plieno vata atsidūrė visuose namuose. Kiekviena plieno vatos kempinėlė sudaro 1000 metalo gijų. Plieno vielos ruošinys pro metalinius kreiptuvus patenka į 5 metrų ilgio vielos apdirbimo mašiną. Ji pertraukia vielą pro 6 siauresnes angas, suplonina ir suteikia vienodą formą. Viela perėjusi per kiekvieną iš angų užvyniojama ant ryčių, kad nesusiraizgytų gamybos metu. Per šį procesą pakeičiama plieno struktūra ir 2-kart padidėja vielos atsparumas tempimui. Po apdirbimo vielos ruošinio skersmuo sumažėja daugiau nei perpus. Dirbti su šia plonesne ir tvirtesne viela bus lengviau. Bandymo įrenginyje patikrinamas vielos atsparumas tempimui. Ji tempiama iš abiejų pusių. Prireikia daugiau nei pusės tonos jėgos, kad viela trūktų. Tai reiškia, jog ji pakankamai tvirta ir paruošta dirbti. Viela keliauja į 15 metrų ilgio plieno vatos pjaustymo mašiną. Viela pereina per kelis būgnus, o 29 peiliai ją suskuta. Kiekviena drožlė plonesnė už žmogaus plauką. Drožlių gijos palieka mašiną ir per kreiptuvus susijungia su kitomis. Visos piramidės forma supjaustytos gijos yra labai aštrios. Plieno gijos suvyniojamos į didžiulį ritinį. Keli ritiniai uždedami ant stovo ir užfiksuojami. Abiejų ritinių pluoštų galai sujungiami ir užvyniojami ant kelių ričių. Pluoštų galai nukreipiami į štampavimo mašiną. Šimtai kabliuko formos adatų supina plieno gijas ir suformuoja vatą. Po elementaraus nėrimo išvystame štai tokį ilgą vatos kilimą, kurį galima naudoti medžio apdirbimui. Buitinėms valymo kempinėlėms gaminti naudojamas papildomas plieno vatos sluoksnis. Tarp plieno pluošto įdedamas kilimėlio sluoksnis, kuris suteiks tvirtumo.
2 sluoksnių pluoštas keliauja į štampavimo mašiną ir vėl sujungiamas. Iš suvyniotos ant rytinio plieno vatos jau galima gaminti švitrinimo ir poliravimo kempinėles. O dabar aiškinsimės, kaip gaminamos aukščiausios klasės viryklės. Virtuvėje visas veiksmas vyksta prie viryklės. Ten ruošiame maistą. Kepame, čirškiname ar pakepiname. Aukštos klasės viryklės tokios kaip ši karštos. Ir ne tik perkeltinė prasme. Dabar jos ypač madingos, nes prie jos maistą gaminantis asmuo jaučiasi lyg nuosavo restorano šefas. Norint pagaminti viryklę su 2 orkaitėm reikalingas didžiulis galvanizuoto plieno lakštas. Mašina jį apverčia ir pakiša po presu. Šis 2 kart perlenkia lakštą ir suformuoja orkaitės sieneles, kurios pritvirtinamos prie pagrindo. Uždedamas orkaitės dugnas ir automatizuotas suvirinimo įrenginys suvirina konstrukciją. Pereinama prie galinės dalies. Šios angos orkaitės ventiliatoriams. Orkaitės vidus padengiamas porceliano sluoksniu. Įrengiamas kaitinimo elementas. Išpjautose angose sumontuojami ventiliatoriai. Dar keli kaitinimo elementai sumontuoti aplink ventiliatorius. Orkaitė apvyniojama sintetiniu apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo šalia esančius baldus. Šoninės sienelės uždengia izoliacinį sluoksnį ir suteikia orkaitės struktūrai tvirtumo. Šis plieno lakštas sustiprins viryklės dugną. Prisukamos kelios kojelės. Priekinės su ratukais, kad galėtumėte patraukti viryklę ir nesubraižyti grindų. Kojelės uždengiamos polistirolo pagalvėlėmis. Lakštas apverčiamas ir ant jo pastatoma orkaitė. Šalia kita, mažesnė. Tada prijungiama plokštė su mikroprocesoriumi, kuris valdo viską. Nuo ventiliatorių iki abiejų orkaičių laikmačių. Viską sujungus patikrinama įranga. Tai dviguba dujinė viryklė. Ši mikroschema apsaugo nuo dujų nutekėjimo. Sumontuojami uždegikliai, kurie kibirkštimi įžiebia dujinės viryklės degiklius. Uždegikliai pritvirtinami ant viryklės viršaus. Prie viryklės korpuso sumontuojamos dujų sklendės. Ant vamzdelių uždedami sujungimai ir vamzdeliai pritvirtinami prie sklendžių. Šioje aukštesnės klasės viryklėje prie kiekvieno degiklio prijungti 2 vamzdeliai. Vienas mažesniai liepsnai, o kitas dideliai. Sumontuojami degikliai ir porcelianinis padėklas. Viršutinę viryklės dalį dabar galima uždėti ant orkaičių. Ant šios dalies bus tvirtinamos rankenėlės. Skydelis pati matomiausia viryklės vieta, todėl kruopščiai nušlifuojamas ir nupoliruojamas, kad neliktų aštrių kraštų. Jis apsaugomas plastiko juosta. Ši mašina praduria ir užlenkia sienelių, kurios bus tvirtinamos prie viryklės kraštus.
Kitoje darbo vietoje nupoliruojamos orkaičių durelės, kad derėtų prie blizgaus skydelio. Pritvirtinus šoninės sienelės ir dureles liko keli paskutiniai baigiamieji štrichai ir gaminys paruoštas naudoti. Laikas pasiaiškinti apie meno rūšį, kur brangi kiekviena sekundė. Senų vokiškų amatų drožinėti žvakes užsiimama iki šių dienų. Žvakės formuojamos iš skirtingų spalvų vaško sluoksnių ir išdrožinėjimas. Drožinėtai įvairiausiamis spalvomis spindinčiai žvakiai grožiu prilygti neįmanoma. Įmantriai suraitytos drožinėtos žvakės atrodo taip prašmatniai, kad vien jos uždegimas virsta ypatinga proga. Gamyba prasideda įvairių spalvų karšto vaško talpyklose. Žvakių meistrė išmaišo specialius dažus. Ji panardina žvaigždės formos žvakės šerdį į bespalvį, o vėliau geltonos spalvos vašką. Bespalvis vaškas sušvelnina kitų spalvų atspalvį. Sluoksniai sukietėja vėsiame vandenyje. Šis procesas pakartojamas nuo 30 iki 35 kartų. Šerdis padengiama daugybė įvairių spalvų vaško sluoksnių. Po kiekvieno panardinimo žvakė tampa šiltesnė ir minkštesnė. Ją bus lengviau drožinėti. Trumpi panardinimai į vandenį atvėsina tik viršutinius sluoksnius. Proceso viduryje meistrė pagilina žvakėje esančius griovelius. Ji vis nardina žvakę ir atidžiai stebi vaško ir vandens temperatūrą. Žvakiai sugėrus per daug šilumos, ji taps per minkšta drožinėti. Jei temperatūra per žema, žvakė bus per standi. Svarbiausia išlaikyti tinkamą konsistenciją. Žvakė jau beveik paruošta drožinėti. Bet pirmiausia, jį sustumia nutekėjusį vašką ir jį nupjauna. Šis įvairiausių spalvų nutekėjęs vaškas per gražus išmesti. Meistrė greitai suformuoja grybo formos žvakę, centre praduria skylutę dagčiui. Po kelių akimirkų žvakė baigta. Gaminant didelę žvakę brangi kiekviena sekundė. Meistrė turi vos 15 minučių. Vėliau su vašku dirbti bus per sunku. Ji padaro įpjovimus apačioje ir užlenkia įpjautas dalis. Išdrožinėtą dalį meistrė panardina į vandenį, kad ji sukietėtų ir nesusmuktų. Kiekviena eilė atlenkiama į priešingą pusę nei prieš tai buvusi. Iš viso išpjaunamos 4 eilės. Paskutinės eilės žiedlapiai užlenkiami į viršų. Stačiakampio formos skaptavimo įrankių viršutinėje žvakės dalyje meistrė išdrožia vėjo malūną. Iš iškarpyto vaško suformuoja ir pritvirtina malūno pamatą. Viršuje išdrožinėjamos tulpės ir kiti raštai. Įgudusi ranka dirba greitai. Mokytis reikia mažiausiai metus, kad taip užtikrintai dirbtum. Peiliu, lygiais ašmenimis sukamais judesiais jį išpjauna dantytą kolibrio sparną. Dar vienas piešinys ir drožinėjimas bus baigtas. Į žvakės viršūnę ji įspaudžia įrankį, kuris primena formelę sausainiams. Taip suformuojama duobutė, kad vaškas lašėtų į žvakės centrą, o ne į šonus ir nesugadintų drožinių.
Žvakė pasukama įkaitintoje keptuvėje, kad įsilydytų dugnas ir jis stovėtų tiesiai. Kol žvakė karšta, meistrė užklijuoja gamintojo lipduką. Galiausiai žvakė panardinama akrilo glazūroje, taip ji sutvirtinama ir apsaugomi drožiniai. Uždegus žvakę iš širdies sklindanti šviesa prasiskverbia pro drožinius, sukurdama nepakartojamą reginį. Tuojau pat išpildysime visų lošėjų svajonę ir pažvelgsime į lošimo automato vidų. 1895-aisiais automechanikas iš San Francisko išrado pirmąjį lošimo automatą. Sunkioje iš ketaus pagamintoje spintelėje buvo 3 mechaniškai besisukantis būgnai. Ant kiekvieno iš jų buvo 20 kortų atvaizdų ir žymusis Filadelfijos laisvės varpas. Jei jums nusišypsodavo laimė vienoje eilėje išrikiuoti 3 varpus, tapdavote didžiojo prizo savininku. Jūsų kišenė papilnėdavo 50 centų. Šiuolaikiniai žaidimo automatai gerokai pasikeitė. Kompiuterizuotos smegenys, daugybė žaidimo temų ir konfigūracijų. Visa tai sudėta į spinteles, pagamintas iš lengvo plieno lakštų. Darbuotojai pirmiausia surenka viršutinę spintelės dalį, kurioje yra visi žaidimo komponentai. Garso stiprintuvas, mikroschemų plokštės, garsiakalbiai, ir elektromechaninis skaičiuotuvas, skaičiuojantis monetas ir banknotus, kuriuos mašina priima ir išduoda. Spintelės dugne, laikantis įstatymo reikalavimų, išgraviruojamas mašinos serijos numeris. Darbuotojai sumontuoja banknotų priėmimo įrenginį ir bilietų spausdintuvą. Jei laimėjote, jums bus atspausdintas bilietas, kurį galite išsigryninti arba įkišti į banknotų priėmimo įrenginį ir žaisti toliau. Pritvirtinama rankena sukti būgnams, viršutinės durelės būgnams ir apatinės mygtukų skydui. Lošimo automatuose yra keli apšviesti mygtukai skirtingiems statymams. Prie kiekvieno mygtuko sumontuojama mažytė šviesos diodų lemputė. Sujungiami laidai. Kiekvienas mygtukas pažymimas plastikinė plokštele. Surinktas skydas sumontuojamas apatinėse durelėse. Darbininkai pereina prie metalinio skydo besisukantiems būgnams. Gale sumontuojamos 2 mikroschemų plokštės. Viena valdys mašinos skaitmeninę švieslentę, o kita apšvies būgnus. Skydas uždengiamas chemikalais, apdorotų stiklu, kuris praleidžia elektros srovę. Jei nesąžiningas žaidėjas bandys paveikti būgnus elektroniniu įtaisu, šis stiklas įžemins signalą. Stiklas uždengiamas išpieštų langų. Visa ši įranga sumontuojama viršutinėse durelėse. Apatinėse durelėse sumontuojamas vaizdo monitorius su liečiamuoju ekranu, kuriame bus rodoma informacija apie išmokėjimus. Kazino technikai šiuo monitoriumi naudojasi ir derindami mašiną. Tada darbuotojai sumontuoja skydus su angomis bilietams, pinigams arba debeto kortelėms. O dabar pati žymiausia lošimo aparatų dalis – būgnai. Atlikus sukimo ir apšvietimo bandymus, darbuotojai ant būgnų užklijuoja plastiko juostą su atspausdintais simboliais. Nuo 18 iki 22 simbolių vienam būgnui. Būgnai statomi į paruoštą elektros jungtį. Tada uždedama viršutinė dėžė. Darbuotojai ją uždeda ant pagrindinės dalies ir sumontuoja dienos šviesos lempas. Jos apšvies akį džiuginančius piešinius ant dėžę dengiančio stiklo. Kai korpusas visiškai surinktas, į lošimo automatą įdedamos smegenys. Tai operacinė sistema programuojamoje mikroschemoje vidinėme mašinos kompiuteryje. Programa valdanti žaidimą patalpinta atminties kortelėje.
Žaidimo eiga parenkama atsitiktiniu būdu laikantis tam tikrų nustatytų parametrų. Iš esmės aparatas suprogramuotas išmokėti tam tikrą sumą atsitiktiniais intervalais per nustatytą laiko tarpą, bet žinoma mažiau pinigų nei mašina priima. Prieš patenkant į lošimo namus kiekvienai mašinai atliekami nuodugnūs kokybės patikrinimai. Lošimo namai iš šių vienarankių plėšikų reikalauja patikimumo, nes kaip tik šie aparatai generuoja 2/3 viso lošimo namų pelno. Tekstą vertė Valdas Kriauzas, skaitė Darius Gumauskas, įgarsinta LRT.